Dabar sukūriau kolonas, sienas ir sijas, bet reikia priskirti kažkokias atramas, kaip jos įtvirtintos pamatuose. Tai pasirenku šitą mygtuką, kur yra apkrūvų atramų aprašymas. Čia yra pagal nutylėjimą sukurta kelios arba iš kitų projektų likę. Čia standi, tarkim, sukurtas pavadinimas ir yra sužymėtas varnelis, kas yra apribota. Tai yra poslinkiai X kryptim, poslinkiai Y kryptim, poslinkiai Z kryptim. Tai yra globalioj modelio ašių sistemai ir pasisukimai apie X, apie Y, apie Z ašį. Tai viskas suvaržyta, tai ir yra standi atrama, visi 6 laisvės laipsniai. Uždarome, tarkim, man kolonams tiks šitą atramą, o sienai norėčiau šarnyrinę priskirti. Čia galima ištisinę atramą pasirinkti, ar tai yra po plokštę, ar po išilginių elementų, tokių kaip siena, ar po taškinių elementų, taškų, tarkim, kaip kolonai. Nors čia šiaip ar taip automatiškai priskirs ir sieną, jeigu pasirinksiu šitą atramos tipą. Tai šarnyrinę pažiūriu, kas čia yra užduota. Tai pasirašysiu pavadinimą. Tarkim, kad man nerodytų hieroglifų. Suvaržyti yra tik poslinkiai, o momentai visi atleisti. Tarkim, čia man tinka toksai dalykas. Pasirinku šarnyrinę ir spaudžiu ant kraštinės, prie kurios noriu priskirti šitą atramą. Tai čia paspaudus, matome, kad atsiranda ištisinė šarnyrinė atrama po sieną. Standžias atramas galiu priskirti tiesiai į tašką, nurodydamas, arba galiu pasižymėti tiesiog taškus kolonams, apatinius taškus pasižymiu. Tada paspaudžiu apply. Čia matome, kad kolonams pas kolonas atsirado. Nepataikau į taškus, tai nusiemu, kad netrukdytų čia. Tarkim, pabaigiu. Taip, sudedu. Viskas, atramos sukurtos.